ar gerai aš atrodau. O kolega mano, Dabar kas suskaičiavo, kiek reikia išbėgimo ant šito stogo? Justinas pas mumis skaičiuoja, kiek reikia išbėgimų. Ir suskaičiavo, va, kažkodėl atsirado vienam stogė 6 išbėgimai vienoje vietoje. Dėl ko, Justinai, tai čia tiek daug yra? Tai tie išbėgimai įlajos, jos skaičiuojasi stogo kvadratūrai tam tikrai, ne? Tai viena įla, jinai, šita būtent, kurią čia matot, jinai geria iki 45 kvadratų vandens, jeigu jinai yra neužsikimšusi. Tai tiesiog paskaičiuojam išorinį stogo perimetrą, suskaičiuojam, kiek yra kvadratų ir pagal tai parenkam įlajų skaičių. Tai šį čia gavosi būtent 6 vienetai. Praeitose video pasakoja apie įlajas, kurios kainuoja ten 30 eurų ir kainuoja 230 eurų. Kokios čia sudėtos? Čia yra gerai žinomo gamintojo vokiečių įlajos ir jos kainuoja apie 200 eurų. Čia yra šildomos įlajos. Taip, čia yra šildoma. Šitoje vietoje pasirinktos, kadangi yra stogo vandens nubėgimas per vidaus patalpas. Kokia jūsų nuomonė? Ar pirkti šildomą įlają, ar geriau kabelį leisti į tą vamzdį? Mūsų nuomonė yra geriau leisti kabelį į vamzdį, kadangi jį pakeisti yra daug paprasčiau. Perdega įlają, ją pakeisti yra sudėtinga, jeigu perdega kabelis, jį pakeisti yra paprasta. Bet šiuo atveju čia užsakovai pasirinko tokį sprendimą. Ką jūs čia ant šito objekto esate darę? Sumontuota visi apšildymo sluoksniai reikalingi, įlajos, kaminėliai laidams, stoglangiai ir stogo danga. Stogai darosi pas mumis per 2 etapus. Tai apšiltinimas, stogo danga ir parapetai užsiskardina jau po fasado apdailos. Tai šiuo etapu pasidarom visą viršutinę dalį, apšiltinimą ir danga, saugu, nelyja, nebėga. Paskiau eina meistrai su fasadais, daro apdailas ir tada dar ateinam užbaigimui tą visą stogo perimetrą užsibaigiam. Tai čia reiškia, užbaigtas yra pirmas etapas. Pirmas pats svarbiausias, didžiausias. Tai čia matome vamzdis yra laidams. Šiai dienai beveik visiems stogam rekomenduojam ir padarom, įrengiam kaminėlį laidams, kadangi beveik ant visų stogų yra saulės elektrinės, šildymo, šaldymo sistemos. Kada sumontuotas toksai kaminėlis, saulės elektrinės įrenginėja po to, po metų ar po pusantrų, būna viskas namas pastatytas, yra vieta, kur prasikiša laidus ir nekyla jokių problemų. Nereikia kviesti meistrų, kad ten kažkas iš kažkur atvažiuotų ir sumontuotų. Kodėl šitame stoge buvo pasirinkti apvalūs liukai? Ar jie turi kažkokių ypatingų savybių? Čia skonio reikalas. Čia architektūrinis sprendimas tiesiog. Ar jūs nulėmėt aukštį, kokiame turi būti švieslangiai sumontuoti? Mes iš principo sprendžiam tą aukštį stoglangio ir minimalus aukštis nuo stoglangio apačios iki stogo horizontalios dalies turėtų būti 30 cm. Tai pagal tai jie ir yra montuojami. Yra suformuojamas stoglangio pakelimo padas ir jisai ant jo susimontuoja. Nes kadangi pats stoglangis jisai būna žemesnis, kadangi šiais laikais apšildinimo sluoksniai prasideda nuo 25 iki 40 cm. Tai jeigu stoglangį padėtumėm ant perdangos, jisai paskęstų tame visame apšiltinimų sluoksnėje. Čia yra 3 stogai, iš viso šitą visą stogą sudaro, ne, tai ant šito, kurio stovite, tai yra 27 cm pagrindinio apšiltinimo, EPS 100 neoporo pilko ir plius nuolidinis polistirolas. Kita dalis yra stogas su nuolydžiu jau iš karto, tai ten yra žemi parapetai, tai ten yra dėta tiesiog 27 cm apšiltinimo be jokio nuolydinio polistirolo ir galutiniam variante ten tas, kur gilus stogelis, ten irgi yra lygiai taip pat 27 cm. Skaičius 27 skamba nedaug. Tai čia yra paskaičiuota alternatyva. Iš principo šitas stogas buvo suprojektuotas su 20 cm berods poliuretano plokštėmis. Ta medžiaga yra pakankamai brangi. Ir jinai naudojama tik tose vietose, kur reikia sutaupyti storį apšiltinimo, o stoge dažnai to nereikia daryti. Tai mes jį pasiūlėm užsakovui pakeisti į paprastą polistireną, paskaičiavom varžas, kokio atitinka būtent tą storį ir gavome tokį skaičių 27. Ir susitaupė nemažai pinigų, o rezultatas tas pats šiluminių atžvilgių. Galit pastumti, ką nors apie tas poliuretano plokštis? Tai mes pastumti nieko negalim, tai yra labai gera medžiaga, tik tai atitinkamai gerai ir kainuoja. Visi ventiliuojami fasadai dabar dažniausiai šiltinami šią medžiagą.
kadangi jos storis ten tarkim yra iki 24 cm ir šiluminę varžą pasiekėm labai didelį. Tai jinai yra, kaip pavyzdys, ten 30% šiltesnė už šilčiausią polistireną, turbūt vos ne 100% šiltesnė už mineralinę vatą. Nu, įsivaizduokit, jeigu fasadą darot tenai 20 cm piro dedat, tai jum vatos reikėtų ten dėti nuo 40 cm. O tai tas piras ir yra tas poliuretanas? Taip, tai yra tokia plokštė, kuri dengta iš abiejų pusių folija, gal tekia yra matyti. Tai nuolydžiai iš principo PVC dangai iš viso galėtų jo nebūti, nes tai yra danga, iš kurios gaminami baseinai. Anot gamintojo, ant jos netgi gali stovėti vanduo, gali būti balos, jei tai visiškai nekenkia. Bet pagal mūsų STR-us, tai yra tam tikras nuolydis yra būtinas. Tai šiuo atveju ir dažniausiu atveju mes projektuojam 2% nuolydį. Tai tas, kaip vyksta tas nuolydžio išdėstymas, tai mes iš principo parenkam įlajų vietas, toliau mes siunčiam į polistireno gamyklą, užsakinėjom nuolydinį polistirolą. Tai gamykloje jie išdėlioja tuos lapus racionaliausia tvarka, kad būtų mažiausiai tų išmetimų ir taip susiformuoja tie nuolydžiai. Tai iš principo mes per tą savo patirtį jau galim priimti įvairių sprendimų ir matome, tarkim, ir architektūriškai, kas yra padaryta, ir kur yra vietos žmogui nenukenčiant kokybei padaryti už mažesnę kainą, taip paprastai šnekant. Tai kaip ir sakom anksčiau, kad galima keisti kažkur tą termoizoliacinę medžiagą į kitą, ten alternatyvą, kuri yra pigesnė, bet tokia pati gera. Galima keisti tų pačių nuolydžių išdėstymus, įlajų išdėstymus ir taip irgi sutaupyti ant, tarkim, nuolydinio polistirolo kiekio. Tai visus šitus dalykus mes sėdim ofise prie brėžinio ir žiūrim, dėliojam, galvojam, kaip optimizuoti tą stogą. Ne vien kaip įrengti, bet kaip įrengti jį pigiau. Aš 15 metų jau dirbu statybos srityje, aš esu atestuotas konstruktorius, techninis prižiūrėtojas, darbų vadovas ypatingų statinių, tai kvalifikacijų daug turiu ir praktiškai jas naudoju.